Labas, neišsigąskit mano paškimusio balso, bet kuo mes daiktus ir keliaujam į Lenkiją sutikti naujų metų. Ir Lenkija mus pasitiko užpustytais keliais, kai kur net ir nevalytais, o tuo pačiu labai gražia ir įdomia gamta. Aišku, vairuoti tikrai buvo iššūkių, ypač kai reikėjo lenkti sunkvežimius, nes viena juosta buvo visiškai užpustyta. Kaip žinia, tai sudėtingai ir išvargina. Na ir po keletų valandų kelionės atvykom į butą ir jame praleisime 3 naktis ir 4 dienas. Jo, papai, visi jau darbas. Aš to padarau. Ai, aš tai jo, papai, visi darbas metai. Žodžiu, keliaujam. Pust. Prieš porą valandų sniego nebuvo visiškai nė gramo čia, Varšuvai. Bet dabar jau yra. Nors atvykus Varšuvai visiškai nebuvo sniego, bet praėjus porai valandų pasitiko tokia didžiulė pūga. Mes išvažiavome į miestą ir realiai buvom planavę keltis į mokslo rūmų bokštą. Gerai, kad nenusipirkom bilietų, nes tiesiog būtume nieko nematę. Na ir kaipgi be kalėdinių mūgių. Jos kiek kitokios negu Lietuvoje, žmonių sakyčiau mažiau, bet gal dėl to, kad mūgės išmėtos po visą Varšuvą. Su muštiniu gal? Ne, gal tik. Ir mes čia buvome. Nu, filmuoji. Pirmą kartą gyvenime valgau kaštonus. Jau vieną paragavau, bet... Skonis primena kažką tai kukurūzo ir pupelis. Virtas pupelis. Viskas. Aišku, viena ranka labai patogu, bet ką dabar? Mama, tik aš noriu to parodyti. Radau šitą knygą. Jinai yra ta, kur skaičiau Paslaptingas sodas. Tik į Maxi. Tik į to leidimo, bet nerealiai išskrižiauri gražiai. Geras. Galvoju, reikia man įlysti į kadrą ir paaiškinti, kas čia vyksta, kur čia vyksta ir panašiai. Grįžau visą plaukai tokie kažkokie neaiškus. Žodžiu, mes pabėgom iš Lietuvos 4 dienom ir atvažiavom į Varšuvą sutikti naujų metų. Tai, kaip matėt, kaip čia, blūdijom po Varšuvą, buvom kalėdinėj mugėj, žiūrėjom tikrai ganėtinai gražiai pasipuošęs miestas. Bent jau ten, kur buvom, tai nedaug, bet, sakyčiau, skoningai, va tai va. Ir Vilniuje tikrai daug daugiau ir esam pasipuošę, tikrai kiekvienas už kuburiukas, bet mes dar mažai labai matėm, tai manau, kad rytoj dar pamatysim tikrai daugiau. Ir kas dar, mums važiuojant buvo, iš Vilniaus išvažiuojant, pūgos nebuvo, tada, žodžiu, po truputį pūga atsiradinėjo ir vienu metu vos matėsi kelias ir buvo nevalyta atkarpa, tai tikrai buvo, wow, kaip sudėtinga važiuoti. Atvažiavome į Varšuvą, čia jokio sniego, nei kvapo, nieko nėra. Ir kol mes čia nuvažiavome į parduotuvę, kol nuėjom, žodžiu, grįžom namo, išsikrovėm viską, namo į ten, kur gyvensim kelias dienas. Ir prasidėjo didžiulė pūga. Tai įdėsiu kadrų, kaip išėjus, kaip buvo. Mums ta pūga, tai aišku, sušalom ir sušlapom, nes mes kaip tik išeidinėjom važiuoti į miestą, prie mokslo rūmų, jeigu nepainioju. Tai va, tai video sujungsiu turbūt iš kelių dienų, nes tikrai daug nieko nefilmavau, nebent kažkas nutiks tokio, kad aš peržiūrėsiu, ką prifilmavau ir paaiškės, kad visko čia labai daug. Tai va, šiaip fainai, smagu neskubėti, eisim dabar, kaip sakant, čilinti. Esam 7 berods aukšte ir štai parodysiu vaizdelį pro langą. Pro vieną langą matosi va tai va, bet čia kažkaip įspūdžio nedaro. Čia yra mūsų lova
Ir žodus beveik kaip namie. Labai fainai čia. Iš tikrųjų ir tas, ir pastatas, ir ta gatvė tokia kažkaip fainai visai. Bet langai tai tokie visiškai nesandarus priejas, tai labai jaučiasi, kad pučia. Tai va, žodžiu, radau vietą, kur normaliai apšista esu. Reikia eiti plauti galvą, nes vis tiek kelionė nuovargis ir visa kita, bet rytoj, nu žodžiu, rytoj bus rytoj. Tai va. Ir grįžtant dar į vakardieną, į vakardienos video, tai iš tikrųjų ačiū Jums labai už palaikymą, aš tiek skaičiau visko, kai kurios dalykus, kuriuos norėjau ištransliuoti, supratau, kad matyt pateikiau ne taip, kaip norėjau, bet gal kada nors grįžti, dabar nenoriu tai gilintis. Ir šiaip labai fainai, labai smagu, kažkaip toks labai gera nuotaika. Aš, kaip sakant, užbaigiau tą vlogmas, nes šitas video toksai jau bus, kaip sakau, toksai jau paskutiniai taškeliai ant į. Tai va, einu žiūrėti, kaip veikia mano šeimyna ir tada žiūrėsim, kas čia šiandien bus. Tikėtina, kad jau niekur nebus, eisim miegoti, rytoj ryte turim Koperniko muziejuje bilietus nusipirkę į kažkokią šou. Tai nežinau, bus galima, negalima filmuoti. Čia jau bus rytoj. Na ir kas mūsų kelionė laukia toliau, tai nuvykom į Koperniko muziejų. Iš tikrųjų, dažniausiai naudojamės metro, bet teko ir važiuoti ir tramvajum, ir autobusu. Ką galiu pasakyti bendrai, tai labai gerai suderintas yra, išvystytas gerai viešasis transportas, tikrai yra labai patogu. Buvo tokių, kad net aš išlipus iš vienos transporto priemonės iškart sėdė į kitą ir važiuoju be jokių problemų. Tai toks labai, sakyčiau, geras grafikas, kur nereikia bėgti ir viskas tvarkoje. Ir dažnai filmuose matydavo tokius laiptus, kur kėlė į viršų iš aukštai, būtent eskalatoriumi, tai pamačiau ir gyvai pagaliau, nes kažkaip Paryžiui dažniau buvo laiptai negu tokie eskalatoriai, o čia buvo ir tokių ganėtinai didelių eskalatorių. Ir kas toliau, atvykom į Koperniko muziejų. Koperniko muziejų filmavau labai nedaug, bet tokius įdomesnius kadrus, kas man patiko, kas paliko įspūdį ir panašiai. Ten vaikščioti iš tikrųjų galima visą dieną ir nenusibos, ir kiekvienas gali rasti pagal savo pomėgius kažką. My name is Anka. I'm here to chat and explore ideas with you. What would you like to discuss today? Labai užkabino toksai dalykas, kad ką daryti, kad kaip pasikeistų aplinka, jeigu būtų įrenginėjama, apželdinami, kaip sakant, daromi žalesni miestai. Tai ten spaudint mygtuką buvo galima pastebėti, tai man tikrai labai patiko. Kitas dalykas buvo apie tai, kiek žmonių gimsta, kiek kokioj pasaulio daly, kiek žmonių generuoja, sakykime, CO2 ir taip toliau. Tai nesėkmingai iš pirmo karto nepavyko pažymėti tinkamai, bet pasižiūrėjau, aš kažkodėl įsivaizdavau, kad Lietuvoje situacija yra šiek tiek geresnė, bet pasirodo mes irgi esame tie, kurie generuoja ganėtinai nemažai CO2. Ir šitą aš esu mačiusi Vokietijoje, bet tiesiog norėjusi įdėti keletą kadrų. Čia galėjo valdyti žmonės ir, sėdėjom, laukėm ilgai, kol jis pasikraus, bet įspūdžių nepaliko, nes vėlgi neprofesionalai, kažkam pavyko, kažkam nepavyko ir taip toliau. Ir kol mes buvome Koperniko muziejuje, prisnigo dar labiau, šaligatviai nevalyti ir specialiai nufilmavau, kaip tai atrodo, ir iš tikrųjų kitą dieną beprotiškai skaudėjo kojas, kiekvieną dieną ne tik dėl nuimtų kilometrų, bet ir dėl to, kad reikia klampoti per tą sniegą ir tokios kaip pasunkintos sąlygos. Aišku, gerai kojams treniruoti, bet matyt vis tiek turėtų būti valoma, nes tai yra didmiestis, kaip bebūtų. Nu ką, paskutinė metų diena ir po 6:15. Aš jau kaip išvesti pasiruošusi. Žiūriu, užsirišau kažkaip labai žemai, bet nieko. Žodžiu, mes švęsime namuose nuo ryto 10. Plūdėjom visur kur ir buvom šiaip, toks labai fainas dalykas, buvom Koperniko muziejui, buvom planetariume ir buvo ten toksai live show
Voyager nesibaigianti kelionė, niekada nesibaigianti kelionė. Ir esmė tokia, kad ten atsisėdė, atsilošia kėdės, ten filmuoti, fotografuoti negalima, bet žodžiu, ir toks kupolas, ir aš nežinau, gal Lietuvoje kažkur ten planetarium ar kažkur, tai yra aš pirmą kartą, kai vietoj buvau, ir ten žodžiu, kol rodė žvaigždės, tai viskas faina, ten pasakoju, kur žvaigždės, kur ten Orionas, kur Sirijus ir taip toliau, ir tada pradėjo filmą rodyti. Ir žodžiu, man buvo žiauriai bloga, nes, ta prasme, ten, pavyzdžiui, žemė į tave atskrieja, arba ten kokie labai sukasi kalnynai, vandenynai, ten dar kažkas lava teka. Aš sėdėjau, aš galvoju, kaip aš eisiu ir išėjęs, gal kokį dar pusvalandį man buvo bloga. Nežinau, čia susijęs su vestibuliarinio aparato kažkokio tai dalyko ar kas, nežinau. Bet iš tikrųjų, jo, buvo blogai kurį laiką ir tokia galvoju, ką čia daryti, kaip čia daryti. Mano hebra už sienos, tai tikiuosi nemaišo, ką aš čia kalbu, nes filmuoju su kamera, o čia mikrofono nėra. Tai va, o kas dar? Tai, žodžiu, šiaip pasivaikščiam po Koperniko tą muziejų, tai kaip ir fainai, žmonių žiauriai daug, ir lietuvių tikrai girdėjom, ir ten veikti, manau, kad yra daug valandų ką. Tai po to pavalgėm irgi labai fainai. Patatai, man atrodo. Tai tokie, visi labai skanus ir įdomus patiekalai. Ir lyčių limonadas skanus, ir desertas su tokiais kaip arbatos, kaip jie vadinasi, tapioko perlais, va. Žodžiu, skaniai. Ir po to dukra norėjo nueiti į Starbucksą. Tai prisijuokėm iš mano vardo užrašo, kaip išgirdo, tai parašė. Tai žodžiu, ten visada užrašo taip, kaip užrašo. Tai va, šitai bendrai, kas faina yra, neskubėjimas. Nežinau, man šito taip reikėjo, mes taip lėtai visur, nueinam kažkur, kažką paveikėm, tokia, o ką dabar? Maždaug einam ten, turėjom tik tai bilietus tą Koperniko muziejų. Rytoj yra sausio 1, čia daug kas nedirba, tai galvom nuvažiuosim prie Eglės, nes nuo metro vis tiek važinės. Ir gal ten į tuos Valkanovo parkas ar Vilanovo kažkas tokio, gal ten nuvažiuosim, sausio 2 keliausim namo, tai o toks ir planas. Ir iš tikrųjų nedaug filmuoju telefoną daugiau, nes vėlgi buvo taip, kad atidaviau vyrui kamerą ir vaikščiom visi atskirai ir paskui žiūriu, kad su telefonu. Ir nedaug dalykų iš tikrųjų prifilmuoju apskritai Koperniko mokslo centre. Bet šiaip fainai, sakau, man patinka neskubėti. Ir dabar žiūrėsiu, ta prasme, aš kaip sakau, persirengiau. Tai va, pasipaišiau tą savo raudoną palaidinę tokia, vat. Ir juodom plačiam kelniam. Įsimečiau tiesiog, nes nesinorėjau tais pačiais džinsais kažkaip, nors išvintiškiau, bent kažkiek tą nuotaiką tokią susikurti. Tai va, šiaip užsisakėm sušių, tai tu bus sušiai pagaminti, eisim pasimti į kitą gatvės pusę ir tiek žinių. Ir dar nusipirkau vieną gėrimą, bet negalėjau parodyti. Tai va, tai žiūrėsim kaip čia. Tai va, tai tokios tokelės, eisiu, kol dar turim laiko, galbūt prisidėsiu, pažiūrėsiu, arba knygą paskaitysiu, arba video redaguoti pradėsiu, arba pasidėsiu kokią planį, nes realiai, dar beveik 6 valandos tikrai yra ką veikti, tikiuosi, kad mes, jeigu sakant, atsipalaidavę finale, neužlūšim. Šiaip dar kas fainai, kad mes esame 7 aukšte ir į tą pusę, kur rodžiau, kur gatvė matosi, tai ten ką tik šaudė fejerverkus. Tai aš manau, 12 valandą irgi bus tas pats, tai nereikės net niekur eiti, kaip sakant, ir matysis. Tai va, tai atsisveikinu arba iki kito kadro, arba iki kito video, nežinau, kaip sakau, ką prifilmavau, bet laiką leidžiam gerai, smagiai, kadangi šitos kelionės neplanau visiškai nieko, absoliučiai, tai tokia einu, plaukiu pasirodai. Kartais reikia ir taip. Aišku, aš esu tas žmogus, kuris labai mėgsta planuoti ir kontroliuoti situaciją, tai šioje vietoje buvo toks bišky, bet iš toli aš ją paleidinėjau, tai dabar yra lengviau. Ir kartais visai faina būti tokia, einam ten, gerai, einam ten, gerai. Tokia, va tai va. Žodžiu, streso nėra, nes nieko iš nieko nesitikė, absoliučiai. Va tai va. Kaip sakant, norėjau pasipuošiau. Tai va. Sveiki. Nežinau, kaip čia aš įsitaisiu ant lovos, bet gal ir okei. Taisinu įsis ir ką norėjau pasakyti. Vėl sninga, mes šiandien dar Varšuvoje, rytoj Varšuvoje ir leisim į miestą pažiūrėti eglės, nes prie jos pagrindinės eglės vis dar nebuvom.
ir lėksim į šviesų festivalį. Lenkijoje, kiek žiūrėjau, yra Varšuvoje, būtent yra net 4 šviesos festivaliai. Yra Gražuolė ir Pabaisa, Vilanovo prie Vilanovo rūmų, berods taip sakosi, tada Botanikos sode ir dar kažkur prie parko. Tai nusipirkom į vieną bilietus ir lėksim ir jo, ir kas dar. Ir iš tikrųjų tiek. Dabar, kas šiaip, apie šitą būdą, ką norėjau pasakyti, tai kas labai įdomu, paliksiu nuorodą, kur mes čia dabar apsistoję, tai vaizdas, tai viskas yra fainai, gerai, viskas ok, o kas ne fainai. Tai rodžiau kažkuria diena ten, kur yra viršui tas ventiliacijos dalykas, jis yra sulūžęs ir per jį pučia. Tai gerai, kad storos užuolaidos, tai nėra vėsų ir ta prasme natūraliai prasivėdina, bet miegamam, natūraliai yra vėsiau. Bet tai proto ribose. Gerai, kad čia nėra labai didelių šalčių. Kas dar ne fainai, tai iš tikrųjų mes esam 5, mes gavom 3 antklodės. Ir kaip išgyventi, kai dabar mes turim 2-gulę lovą, turim sofą, turim tokią svetainį išsileidžiančią, bet labai keistą, tokią nestabilę kažkokią sofą ir viengulę tokią kaip išskleidžiamą, kaip raskladuškė tą vadinamą. Tai žodžiu, vaikai miega visi atskirai, tai žodžiu gaunasi problema, nes vienam žmogui trūksta. Paprašėm šeimininkų papildomų, tai gal galit suteikti, nes 5 žmonės. Turim tipo paklotą, jūs ant sofos 2 turit miegoti, ant lovos 2 ir ten svetainiai 1 ir maždaug viskas visiems čia yra pagalvota. Ir nieko mum ir nedavė. Rankšluosčiai irgi yra kojom ir 5 rankšluosčiai dideli. Viskas. Rankom, kaip koks ten būna ar panašiai, aš pirmą kartą taip susidūriau, kad nebūtų to 6 rankšluosčio, kaip aš sakau, mažo. Tada, kas dar, šiaip ten, pavyzdžiui, lempų palaužyta, kaip čia apačios, tada rozetė kažkokia išlaužta, tada kriaukliai yra, kur nubėgimas jo tiesiog nėra, jeigu kažkas tau nukrito, tai su visam nukrito. Tai tokios smulkmenos iš tikrųjų matosi, kad butas kažkada bus fainas ir viskas ok, aišku, manau, kad nuomininkai čia ir nudrengia ir panašiai, bet, ir savininkų požiūris toks labai keistas iš tikrųjų, kad va šitai vietai nieko. Gaiviklio tualetinio nėra, tualeto pavyzdžiui, ir ten kažkas su ventiliacija negerai, nes, ta prasme, labai blogai iš tikrųjų, netgi, ta prasme, toks stovintis oras ten yra, nežinau, turėtų vis tiek kažkaip ten kažkas vykti. Tai va, tai šiaip viskas ok, ta prasme, vieta gera, patogu, parkingas ir netoli metro ir visa kita, bet sakau, tokios smulkmenos ir šeimininkų požiūris, tikrai nepatogu, dėl to miegojimo po 2 kvadrom, ta prasme, yra po 3 kvadrom, ta prasme, tai čia mes miksavom visai kaip kas galėjo, nes be kito ko šita lova yra žiauriai minkšta, miegam be proto, ta prasme, aš pati supratau, kad aš labiau ant kietos lovos labai linkusi miegoti, man patogiau, nes vakar tai tokia atsikėliau, viskas skauda, atrodo, jaučiu kiekvieną savo kūno dalelę, tai šiandien miegoju ant sofos. Tai va, šiaip miestas ramus, važiuoja viena kita mašina, iš tikrųjų net vakar 12 val. Šiąnaktį. 12 val. Važinėjo daug daugiau mašinų negu dabar yra. Dabar yra 1 be 15 jau sausio 1. Ir kas dar, man nežinau, man kažkodėl visada, kaip fejerverkai, man visada ABBO's Happy New Year, ta daina visada yra ok. Ir aš vakar, kai jau sutikom, tai visam buvo labai keista sveikinti savo skaičių, dar tik 11 buvo. Ta prasme, Lietuvos laiko ir toks biški, tarsi sveikinim, bet tarsi dar ir neatėjo. Tai po 12 jau, kai čia buvo fejerverkai, mano akimi buvo labai daug. Ir net čia buvo visiškai po balkonu, kas neatrodė labai saugu. Tai va, bet, žodžiu, šiandien visas Instagramas yra su ta daina. Ir aš supratau, kad man jau, nebenoriu, iš tikrųjų, nes labai, ta prasme, jau per daug tos dainos. Tai va, o kaip jūs sutikot? Ir viskas gerai, visi sveiki, laimingi. Ar atsivertėt savo naują knygą? Tuščią, 365 lapų ir pradėjot rašyti? Tai va, tiek norėjau pasidalinti ir jo, lėksim, mano šeimynų baigė susiruošti ir keliausim į miestą. Tai jau buvo. Tiek ir norėjau papasakoti. Ir dabar šiaip sėdžiu, filmuoju ir per tą daiktą pučia, kad man net koja šalta iš tikrųjų yra. Tai sakau, salami, kad yra tokios ganėtinai storos užuolaidos, tai matyt, pridės neperpučia, nes kitaip būtų labai liūdna.
Tai vadingstu ir man supaksėjo dar, kad reikia laikrodį pakrauti. Tai pajungsiu krauti, kol eisim, kol visi susiruoš. Ir tada keliausim ir matyt kažką parodysim. Vėl. Ir galvoju dėti 2 atskirus video ar vieną, tai nežinau, matyt, kad jau bus vienas. Kitas dalykas, sausio 1 atvykom vėl į Varšuvą pasivaikščioti ir turėjom bilietus į Šviesų festivalį. Šviesos festivalis, jau minėjau, čia buvo Botanikos sode, vadinasi Magiškas sodas, berods taip. Ir, tiesiog komentarų čia turbūt daug nereikia. Šitas medis sakė vaikai, kad tai yra Eiva iš Avataro. Ir, žodžiu, tikrai man labai patiko. Atėjom į Magišką botanikos sodą. Jų yra, nežinau, sakiau ar ne, 4 net. Ir aš esu buvusi keletą kartų, man atrodo, net Lietuvoje. Ir nežinau kodėl, bet man čia žiauriai jauku atrodo. Toks kažkoks, gal čia mano tokia nuotaika dabar, ar kaip. Tai bet žiauriai kažkaip ramiai, jaukiai, tyliai. Mūsų šeimai kainavo 50 eurų, tai nėra labai daug ir instaliacijų atrodo visiškai nemažai. Ir tokios įdomios, net kai kur idėjų pasirinkau, gal kitą metą net ir namie galima kažką pritaikyti. Čia labai faina arka turėtų būti. Daug įdomių ekspozicijų, patogiai išdėstyti takai. Tik vėlgi, gal kai mes atėjom nuo pat pradžių, tai galėjom dar vaikščioti ganėtinai laisvai, jau kai ruošėmės išeiti, žmonių stipriai padaugėjo ir manau, ten jau susidarė ir tokia net, ne grūstis, bet jau tikrai judėti darėsi sunkiau, ypač prie tų vietų, kurie įėjimų. Po to žmonės kažkaip išsibarstydavo. Instaliacijos labai skirtingos, labai įdomios ir man asmeniškai tikrai labai patiko. Ir atėjo sausio 2 ir atėjo laikas užbaigti vlogą. Mes pakuojamės daiktus, mums liko 39 minutės ir turim palikti šitą butą, bet viskas jau surinkta, jau, kaip sakant, po truputį eisim nešti. Šiandien iš tikrųjų dar turim planų, dar į porą vietų nuvažiuosim į Evoliucijos muziejų ir dar vieną tokią, 2 parduotuvytės, bet manau, kad nieko nerodysiu ir judėsim link namų, nes rytoj turi planų ir žodžiu. Grįžtam, kaip sakant, iš ramybės poilsio ir visokio, nors čia iš tikrųjų to poilsio gal nelabai buvo, ta prasme, kad vis kažkuriem kažką darėm ir panašiai, bet šiaip gana ramiai, taip, be likimo, vadinkim tai bent jau mano akim. Tai rytoj turim važiuoti gimtadienį vieną, dar grįžę Lietuvoje, bet ar man reikia pakeliui kažkaip tai puokštę padaryti, ta prasme, iki to laiko sugalvosiu kaip, nežinau kaip. Ir jo. Tai šiaip apibendrinant kelionę, ta prasme, parodysiu paskui gal grįžus kitam video, ką nusipirkau. Šį kartą pirkinių buvo žiauriai mažai, bet visą apie pirkinius, sakau, papasakosiu kitam video ir dar truputį norėčiau kai ką nusipirkti. Nežinau, ar man pavyks. Bet šiaip kelionė faina, man patiko, norėtųsi dar pabūti iš tikrųjų. Su būtų su lova truputį niuansų yra, kaip sakiau, bet šiaip viskas gerai, ta prasme. Ramiai, pabuvom ir tiek. Ir vakar
dabar galvoju, ką aš rodžiau. Jo, vakar buvom tam magiškam šviesų festivalį, aš mažai komentavau ir kol net šalo įspūdžiai, galvoju, gal papasakosiu dabar, tai iš tikrųjų mums kainavo 42 eurai. Ir pažiūrėjom Lietuvoje Lumino parke, tam kainuotų mūsų šeimai 67. Bet šitas mažiukas, palyginti plotų, daug mažesnis negu Botanikos sodas Vilniaus. Ir jame tiesiog, tai viskas arčiau vienas kito. Bet iš tikrųjų man gal irgi labiau patiko tai, kad viskas persikeičia taip labai ramiai, švelniai, bet gal man toks etapas, kad man norisi visko ramumos, nes šitam buvo viskas Vilniaus labai intensyviai, labai taip blyksniai tokie visokie ir panašiai. Tai šito nebuvo. Tai va, bet, žodžiu, fain. Ir miestas fain ir visa kita ir atrodo kažkaip, pavyzdžiui, alėjas, čia papuoštos viršai tos arkos, tai jos daugiau netgi papuoštos negu Vilniui. Na, aišku, lyginti šiaip negalim, nes miestai skirtingi visiškai viskas, bet tiesiog bet, pavyzdžiui, eglučių daugiau visur vitrinų yra papuoštų daugiau būtent Vilniui, ta prasme, net ir tam pačiam Kaune daug gražiau papuošta. Čia tokių, kad papuošimų labai labai mažai, ta prasme, bet tų visų arkų ir panašiai, ir šitam rajone, kur mes esam, tai keli langai papuošti ir viskas absoliučiai jokio papuošimo, bet čia jau nebe centras yra, čia, iki centro važiuoti, iki šitų mokslo rūmų važiuoti 3 stotelės metro. Tai, nežinau, čia skaitosi Varšuvos mastais toli ar arti, manau, kad nelabai toli, bet čia, žodžiu, papuošimų nelabai matosi centre, kaip sakiau, alėjos papuoštus dar kažkas, bet tokių, kad ten super duper pripuošimai, tai tikrai nėra. Bet, ir viso tai reikia, nežinau, čia gal kiekvienam savo. Tai va. Tai apibendrinant kelionę bent iki šito etapo, tai viskas gerai. Ta laukia kelionė į Lietuvą, kiek žinau, Lietuvoje pūga, čia irgi pusto. Ir, ta prasme, dar, kaip sakau, reikės truputėlį, dabar jau eisim mašiną ir važiuosim su mašina, tai čia irgi būna reikalų, bet žiūrėsim kaip miestą, tai vis tiek pravalyta, o buvo atkarpa, kai atvažinėjom čia, kur buvo labai blogai su keliu. Tai nesinoriu susivėlinti ir važiuoti tamsoje, nes vis tiek tai yra pasunkintos sąlygos. Tai va, einu ruoštis, judinti šeimyną ir baigiu šitą vlogą. Tai ačiū, kad buvot kartu šitose 4 dienose. Ir pradedam naujus metus. Jau linkėjau visiems, kad būtų jie geri. Turim, kaip sakant, naują tuščią knygą prieš akis 365 berods puslapių ar 5, manau, neskaičiau, kurie čia tai metai yra, bet kaip ir rašysim priklauso tik nuo mūsų. Tai linkiu, kad įrašai būtų kuo šviesesni. Aišku, reikia kartais ir pipiriukų, kad suprastume to šviesos reikalingumą, bet vis tiek kuo daugiau šviesos. Ir susitiksim, aš tikiuosi, jau greitai. Gal padarysiu pertraukėlę mažą, o gal ir ne. Žiūrėsim, kaip susidėlios aplinkybės, bet tikiuosi vėl kelti video antradieniais. Jeigu pavyks, ir penktadieniais. Antradieniais visada, o penktadieniais, jeigu bus galimybės ir turėsiu ką parodyti. Tai atsisveikinu ir ate.